Nu, to istoriją papasakoja mano bočėlis. Gyvena Budrių kaime, Kretingos rajone, 17 metas gimęs buvo. Ir ons turėjo didelį pilvą, tokį gulėdavo lovo. Ir aš buvau jauniausia anūkė, manim pasikveisdavo atsigulti šalia. Ir daug pasakų žinojai visokių. Bet paskui atsirado konkurentų, jau manis į to lokėts priimdavo. Nu, ons kažkur susveikat būdavo. Nu ir pasakoja apie kauką mane, kad kap tai kauka atsirund, kažkokie ir tokie, dar anus vadindavo gabjaujas arba svirna ir klietės kažkokias dievas. Nu ir kap reikia, iš kur gauti. Reikia 7 metus laikyti jaudą gaidį, tada tas jaudas gaidys padėt kiaušinį ir išsirėt kauks. Ir ons jį panašus į katiną, kažkokį kaip katins, jauds katins, galva ne katina, kažkokie kitokie, nebacimi, kaip ons tai sakė. Ir reikia užlaikyti gerą. Ons kauks tom pasižym, kad ons neš labą gerybės visokius. Reikia užlaikyti, tu tenam kiaušinienės, peina, alaus. Ir, žodžiu, ons tinka apgyven pas tu šeimininkus, ons gal pabėgti, reikia maitinti. Ir jeigu bloga šeimininkas maitinta, ons pabėga pas kitus ir reiškia savo naujos vietas. Taip, žodžiu. Toliau, ko aš ten dar sugalvojau jums papasakoti. Žodžiu, kaip ons reiškia tos vietas, ons tada paėm žiogspėrų iš kažkur ir susok lėzdą. Ir negal to lėzdą ardyti. Jeigu pamatysi kur nors žiogspėrų tokį krūvelį, ten kauks lėzdą sok. Ir reikia nam ten padėti to peina arba kiaušinienės. Ir dar kartas ons daro taip, kad nuėn į milštuvės, primet į milštuvės arklių mėšlą arba karvių mėšlą. Jeigu atsiger, ten tai šeimininką primėlži to peina, ir tada ons pasileik ten. Ir vieną kartą tie buvo. Vieną ūkininką sumdinys išvalgė to kiaušinienę prie tų žiogspėrų, nesuprat, kas ten yra, bloga užlaikytų somdinis tas ūkininkas. Išėdė to kiaušinienę, to peiną išgėrė ir pridergė ten. Ir tas kauks supyka ir išliekė pas kitus. Ir pradėjo iškoti savo veitas. Nu ir vieną kartą naktį pas vieną žmogėlį brazdinis aplink longus. Ir klaus, ko tu nori, brozdantių, šlamantių, skumbontių, kokių tu nori. O tas žmogėlis guoja lovai ir sako, ar esi tu pavelni galvoji, kad ten koks geras žmogus prigėris brazdinas. Ar esi tu pavelni mano longu tik tai toliau mėgti. Ir vėl antrą kartą klaus, kokių tu nori, šlamantių, skumbontių. Ir vėl tas žmogėlis supykė, sako, ar esi tu pavelni mano longu. Vėl toliau mėgti. Tretį kartą vėl sako. Kokių tu nori, šlamantių, skumbontių. Tas žmogėlis iš tų nervų sako, apšiktų. Ir tik tą treikšt, visus longs geltons palieka. Nu, tas žmogėlis taip nesuprata rytmetį atsikėlis, kas ten atsiteka. Ir taip prarada kauką. O kauks ten brozdinos klausi, kokių tu nori pinigų, šlamantių, skumbontių. Kauk prisipratinis kažką. Tai iš ko įveits, taip nerada tas kauks. Taip, kad savo kaukų nepražiopsuokit, eizėkit, kur žiogspėrų, supailt. Kožnus gal esi perinti? Kožnus gal esi perinti? Nu jo, 7 metus gaidį, jeigu išlaika, kiaušinį padeda. Kožnus gal, jo, esi perinti. Taip. Taip.